Ok, dabar važiuojam iki India Gate, pažiūrėsim, koks jis čia veiksmas. Tai tipsnis, per kur gali visi. Aš nežinau, važiuosiu jau ilgai. Nu, turistų dar vieni. Yra tų turistų gal nedaug, bet yra vis tiek kažkiek. Galit matyti gatves. Gerai, kad važiuojam, paps nežuda, bet labai. Bet pavažiuosim čia pusiaus 55 kilometrai, nėra labai daug. Tai stebim kelionę.
10 minutes to India Gate. Will be rain, yeah? Yeah, it will be rain here. It's not good. गुरुमुख ते ये बिरला टेम्पल बहुत भयंकर मंदिर बहुत अच्छे है। बारिश आ रही है। What? बारिश ये ना 500 का है। I don't understand what you say. 500 का। What? 500 का। 150. Nuostabu moment pataikiau prie India Gate, lietus prasidėjo, žaibas prasidėjo, tada tikiuosi labai nelis, bet dabar einam iki India Gate, pažiūrėti kaip ten kas yra ir matysim, tikiuosi trumpai čia lyja, neilgai. Atėjom prie India Gate, nors lietus yra, lyja, bet čia ilgai nebūsim trumpai, tai va, galim pažiūrėti kaip atrodo. Šiaip dangus apsiniaukęs, lyja, žaibuoja, bet čia trumpam 15 minučių tik pabūti. Čia daug žmonių, prasibrauti čia pro visus įmanom, bet einam dabar arčiau, tiesiog žaibuoja tai įspūdingai. Bet gerai, nes nelent tamsu, aš neatrodau labai balts visiems. Tai gerai. O čia prieisim labai arti, čia labai gera vieta ir nuotraukų pasidaryti. Čia valdžios pastatas, kai čia visada spalva šiaip gražiai atrodo. Tai viena, tai kita spalva. Traukinių stotis, laukiam traukinę, Viagra, žmonių daug, labai daug. Čia kol išvažiuos senas traukinys ilgai užtruko, laukiu savo 11906 numeris. Tai turėtų atvažiuoti už 10 minučių, reikia tik tai stebėti ar tą platformą. Šiaip žmonių nėra labai daug dar, gal kad rytas ankstas. Bet papušė, šlapimą taip pat, kaip ir visur. Toks jausmas numišta visą tą Indiją. Kiekvienas kalnas, aišku, vakar buvau gražesniam rajone. Iš Agros miestą. Atvažiavom į Agros miestą. Čia visai kitokia Indija, viskas tvarkingiau, viskas geriau. Galim pažiūrėti, va. Kaip viskas švaru, lyginant su Dėliu, visiškai kitoks. Kitaip gatvės atrodo, aišku, aš ėjau ten, kur šiukšlių buvo, bet ne tiek kiek Dėliu. Čia mažesnis miestas, bet gražesnis, sutvarkyts viską. Taip. No, I don't need. Tai kameras nustatėm, dar reikės pažiūrėti, nes dabar labai jau bliški. Taip. Nuo geležinkelio iki mano viešbučio kainavo 1050 €. 5 kilometrai važiuoti. Tai aš einu peškom, užėjau, pavalgiau ir toliau einu peškom. Nes nėra karšta, 33 laukia.
Reikia pratinti, žinai, prie karščio, nes jeigu aš čia visada imsiu lengviausių sprendimų nuvažiuoti su tuktuku ir slėptis kur kondiškė, tai mano organizmas niekad nepripras prie tos šilumos. Filmuosiu, kai gatvę einu ir ką galim pamatyti. Čia iš viso galim pasakyti, kad ne Indija, kokia Italija, nors Italijai dar gal daugiau biškių šliukšlių. Čia kažkaip mažiau galim pažiūrėti. Einam dar 2,5 km liko iki viešbučio. Tiek pat, kiek iki Taj Mahalą, jeigu einam čia tiesiai. Važiavo vaikai, pasisveikina. Hello, hello. Paskui toliau pavažiavo gal kokius 20-30 metrų, sako fuck you ir nuvažiavo. Vai, tu šiaip rimtai. Nu, bet niek nepadarysi, vaikai. Atėjom į hostelę stogų. Nu, aišku, mes turim privatų kambarį. Ne hostelė mėgosim, nesidalinsim šitą lovą. Nes noris ramybės truputį. Anksti kėlėmės, važiavom traukiniu, atvykom į Agrą. Tai va, matot. Taj Mahal čia priekį. Čia galime pavalgyti, šiaip pavalgiau skaniai, viską suvalgiau, tiką masalą valgiau. Skanus maistas, man patiko, norėčiau dar kartą, bet rytoj gal paragausim kažkur kitur ir čia šiaip skaniai padarė. Pažiūrėsim, kaip bus savijauta rytoj, kaip jausimės, ar tikrai čia švaru ir tvarkingai buvo, nes geriam šaltą arbatą su ledukais, nu tai gali viską būti, nu bet pamatysim rytoj, kaip čia viskas bus. Galim pažiūrėti, ką galima gauti už 9 eurų. Atsiminkim, kad dabar yra dar Indijai nesezonas keliavimo, tai pradėkim. Čia durys, labai tvarkingai viskas, ėjimas tvarkingas, čia biškį numušta, bet čia ne problema. Čia visur tvarkinga, papuošta, gražu, visur nu, ta siena nėra tokia jau visiškai balta, ten kažkoks plaukas laikas, bet tai nėra labai didelis kažkoks problema. Čia man daiktai, spintutės, lova gan didelė kiekvienam žmogui. Čia alelangas, žmogus kažkoks vaikšto tenai. Čia va, yra arbatos, kavos, kai kas nori. Čia nežinau, čia kažkoks kremas, dailiko jum. Nežinau, nebandysim vis tiek. Cukraus tik vienas, padeliai. Švaras, čia įdomus toks, toks įdomus dalykas. Tada čia apžiūrėjom, galima eiti į vonę pažiūrėti, kas vonioje gerai. Šiaip patiko, labai gražiai, reikia pasirinkti, nes labai gražiai padaryti veidrodis šviečia. Nemanau, kad visur taip pat rasim. Gražu. Lietutės visur, tvarkingai, švariai. Čia irgi veidrodis šviečia, nieko blogo nėra, nu ten, sakant, nėra pasispaningiausias boileris yra, kuris duoda karštų vandenį. Čia galime įjungti, išjungti. Dušas veikia, yra šampūnas, shower gelė, tualetas, yra tualetinė popierė, viską, kiberas. Ten rūbom, visi plojau, kažkiek pasidžiau, tikiuosi išdžius iki rytojus dienos. Čia nežinau, kaip skirta, bet nesvarbu. Kriauklė normalės, spintelės irgi normalės, nėra čia, kad, aišku, man ten kažkoks biškį paslėpts prižadėjai, bet, nu, šiaip už 9 eurus, aš manau, yra geras dalykas, tik reikia paslinkti, nes kai lipi ant to laiptelio ir iškart gali trint galvą čia. Aš jau vieną kartą tai padariau, bet niekis. Šiaip yra ventiliatorius, yra kondicionierius, geras šiaip kambarys už 9 eurus. Tai Joy's Hotel, Agra, galit ir Taj Mahalą pamatyti iš arti. Užlipus ant viršaus yra ten kavinė, galit pavalgyti, maistas skanus. Aš valgiau tiką masalą, šiaip skaninu, patiko ir geriau vandens su ledukais. Nežinau kaip bus, rytoj matysim. Bet šiaip manau viskas tvarkoj.
Geri įvertinimai, geras viskas, tai susitiksim rytoj Tadž Mahale. Vakars indiškam viešbutį Agros mieste. Prasidėjo liūtis, dingo elektra. Įdomu, kada gausim elektros, šis sėkingiausias dalykas. Bet šiaip vis okei. Atvės oras, nebebus taip karšta, bet šiaip laukia stipriai lyja. Nebuvau dar nuvėjęs pažiūrėti, nes šiaip šlapia visur. Labas rytas. Visai ankstyvas rytas. 7 ryto jau beveik. Pusė 7, gal turbūt pusė 7. Einam aplankyti pasaulio stebuklą, Tadž Mahalą. Einam, pažiūrėsim, kaip viskas bus. Atidavėm locker room tripoidą, tai taip filmuosim. Šiaip nesąmonė mažiuks pas mane. Įsineš negalim. Tai einam pažiūrėti, kas čia yra. Sunkiau sukiosios kamerą, bet nieko neleidžia atsinešti. Ten vieno nepadėsiu, reikia man, kad paliktum viską. Tenai ir išorinį baterijų palikau ir viską. Nesąmonė, tai man telefonas, jeigu įsikraus, aš norėčiau pasikrauti jį, taigi nieko gero nebus. Nu, okei, einam pažiūrėti. Į Tadž Mahalą, kaip atrodo, paskui pasiimsim. Aišku, išpešėm kuprinės, kaip visada, čia jų įpras dalykas. Nu, niekis toj būsim prie Tadž Mahalo. Buvo prieisi vyruks, siūlė turų, sako, tipo 300 eurų. Tai, nesąmonė visiškai. Aš buvo prieis panelę, sakė, nusifotografuojam. Prašė, tai paprašysim vėliau, kad vėliau įkelsiu foto, kaip atrodo. Viskas. Šiaip gražus dalykas. Įspūdingas, didelis. Žmonių šiaip nemažai. Parkas yra, viskas. Pažiūrėsim toliau. Einam ten arčiau. Čia parkas šiaip didelis, viską yra. Bet saulė čia atėjo akis, kaip fotkinamės. The reflection in the water, Taj Mahal. Yeah. Yeah, later. Aiškina visi, kaip ką daryti. Neįdomu man. Aš noriu prieiti arčiau jo. Bet šiaip labai gražus dalykas, didelis, man patinka, žiauriai gražu, tvarkinga, čia visai kitokia Indija, nebe tokia kaip įprasta. Tai pasivaikščiosim, pažiūrėsim. Žmonių yra, nors nėra labai ankstus rytas. Bet vis tiek. Saulės toks kritimas iš šitos pusės tamsiau atrodo. Nu, einam pažiūrėti, kur saulutė šviečia iš kitos pusės. Čia žiauriai jau karšta. Aš galvoju, bus vėsiau. Nes vakar palyja, bet gal šiandien drėgmė ir šiluma labai jaučiasi. Čia galim pasivaikščioti, ten kiek įvėjims yra į mauzoliejų. Bet ten brangesnis bilietas. Į mauzoliejų, jeigu nori veizti, jau kainuoja 20 eurų. Ar vert? Nu, nebent kas domis Indijos istorijai labai. Einam upės nufilmuosim. Kaip ten visi atrodo. Bet žmonės vaikšto. Aš viršų nenorėjau lipti. Nematau aš kažko. Ten įspūdingo iš viršaus pamatyti žemės žmonės. Nu čia upė. Jamūna upė kažkokia. Atrodo švari šiaip. Atrodo purvina. Varanasi jau čia bus dar baisiau. Bet čia švariai atrodo vis tvarkoj. Nu žmonių ten viršų yra užlipi, bet tai nedaug irgi. Čia galim pažiūrėti. Visokių yra įvairiausių ornamentų. Jeigu matos, nežinau, ar labai matysis. Pripiešta viską. Gražus dalykas. Aišku, čia galim pažiūrėti ir netvarkas turi, kaip visada.
Iš čia matas apšviestas saulės. Naktį turėtų geriau atrodyti. Spalvą pakeisti. Dieną tai balts. Čia kažkoks pastas, bet neleidžia. Matas remontas vyksta. Atrenovuoja. Šiaip, kaip pasaulio stebuklų, neinant į mauzoliejų, sakyčiau, labai pigus jiems 9 eurai. Bent jau pagal dabartinį rupijos kursą mokėjau 9 eurus 5 centus, kas pagal mane yra tikrai pigiai. Mieste pavalgyti, jeigu normaliai vietoj galiu 6-7 eurus. Tai čia, lyginant su kitų šalių kainom, tai tom pačiom Europos. Taip, čia turistų to kainų mokė, bet vis tiek nėra brangiai. Lyginant su Europos kainom, kai tai irgi turist būni į paprastą parką kartais kainuoja jums 10-15 eurų, tai čia pigiau viskas, bet čia graži vieta.